Tai ką, taigi kolegos, po posėdžio, kaip ir buvom kalbėję kažkada anksčiau, pakomentuosime, kaip sekėsi posėdėje, kokius pas mus šįmet nuotaikos yra ir galbūt paklausiu Gražvydo. Jisai taryboje galbūt mažiausia laiko, tai Gražvydai, kaip tavo akim žiūrint dabartinį situaciją, ką mes turime su daugumom mažumom? Kad ir tik antrą kadenciją, Seimo posėdžius tu stebėdavai ir viską, tokių, sakykim, cirkų, tokių nesąmonių, tikrai nemačiau. Pasiskelbė opozicija, pasiūlo į opozicijos lyderius ir ten yra sudėta 13 parašų iš 25 tarybos narių. Tai 13 mano galva yra. Daugiau yra dauguma, tai de jure jie pasiskelbė opoziciją, de facto yra dauguma. Tai ir čia, kad kaip ir šiandien posėdėje atsirado trečia mažuma, valstiečiai pasiskelbė, valstiečių frakcija pasiskelbė mažumą. Tai čia... Bet paskelbimas yra tam, kad pasiimti postus, tik dėl to. Aš manau, kad ir išvengti atsakomybės. Nereikia programos, darom, bet mes ne opozicija, už nieką neatsakome. Tada, gerai, tu taryboje su Gediminu ilgiausiai iš mūsų visų. Taip. Ar tokių dalykų yra buvę prie Ne, tikrai. Ne, iš tiesų, sakykime, praeitos kadencijos pabaigoje, kai buvo sugriauta valdančioji dauguma, tai paskutiniai metai tokie buvo, nei šiokie, nei tokie, bet buvo galima suprasti, kad rinkimai artėja, jau kadencija į pabaigą ir mesgi, iš tiesų, pusmetį, tai tikrai aš tiksliai nepamenu, bet tokia suirutė buvo, o dabar... Tokia suirutė buvo, tai buvo, bet sprendimai buvo priimami tie, kurie yra reikalingi bendruomenė. Ne taip kaip šiandien, nepatiko. Taip. Ir mes juos išbraukėm, be diskusijų. Ne, tai kenčia ir, sakykime, po šios dienos ir bendruomenės, ir įstaigos, dauguma savivaldybės, seniūnijos kenčia, tiesiog paralyžuojamas darbas. Žiūrėjau, dabar, jeigu jūs perėjai prie tų klausimų, kuris geras svarbiausias yra visom bendruomenėm, taip pat įstaigom, tada, Audronė, tu vis tiek esi savo įstaigos vadovė, kaip sakė, medicinos, savo asmeninį, bet dirbai daug metų ir valdiškoje. Tai kas gresia, po tokių tarybos sprendimų, kada mažuma, ta didžioji mažuma dauguma nepritarė biudžetui ir neskiriami pinigai biudžetiniai įstaigai. Kas gresia metų pabaigoje įstaigai? Ko galima laukti? Iš tiesų paralyžuojamas įstaigų darbas, nes yra metų pabaiga, numatytos lėšos ir jų panaudojimas, viešieji pirkimai. Ir visa tai staiga nubraukiama šiandien dieną per tarybos posėdį, neatsižvelgiant, kad tai tikrai paralyžuos įstaigų darbą. Ir darbe mokyklos negauna šitokių lėšų, daug lėšų, jos grįž į valstybės biudžetą. Mes ir netenkam. Tada gerai, o galbūt tai yra daroma. Kas? Negalvojama apie tai, kaip įstaigom bus. Čia yra ambicijos. Bet čia principas. O kam ką norima parodyti? Į save dėmesį atkreipti, aš kitokio neturiu motyvų. Kokie jie galingi, aš nežinau. Aš manau, kad čia nori parodyti, kad administracija nedirba, netenkina jų kažkokių norų ir mes tada nebalsuojam. Bet kodėl įstaigos turi kentėti? Dirbančių kiek žmonių, tai reikia visiškai neturėti atsakomybės priimant tokį sprendimą. Mes panašu, kad mes artėjom prie JAV scenarijos, kada nebus pinigų, uždarysim įstaigas, gydymo įstaigas, aš šiandien dieną grėsiam mokyklom, kadangi ten pinigai buvo mokyklom, ryto galbūt gydymo įstaigas, poryt gal dar ką nors, tai vaizdas toksai, kuris nedžiugina iš esmės ir sakau, mes tai galim susitarti, mes nesam nei priešai, nei kas, mes galim tikrai palaikyti sprendimus, kurie būtini rajonui, bet jeigu juk veikiama iš principų, kad mes pasimsime visus postus, mes sugriausime viską, nes mes parodysime savo galę, kad mūsų reikia bijoti. Tas modelis neveikia, iš principų jis negali veikti. O dabar gerai, tu vis tiek daug metų dirbęs VG vadovu, net vienu iš įkūrėjų VG, taip sakyti, tu tą modelį puikiai supranti, dabar šiandien tas nepritartas keliems sprendimam, kada bendruomenės rašo projektus ir tikisi gauti finansavimą tiek renovacijam, įrengimam, pamačiam priedavim, kaip tu verti dalyką?
Ne, tai čia vienareikšmiai, aišku, aš šiek tiek atitrūkęs dabar nuo vietos veiklos grupės ir aš tik tai žinau, bet aš nesigilinau, kodėl yra labai trumpas laikas, nes čia reikia labai staigiai tų sprendimų. Ir aišku, čia bendruomenės, jos turi gauti savivaldybės tarybos pritarimą, nes investuojama bus į savivaldybės turtą. Ir aišku, dar vienas yra svarbus dalykas, kadangi ta dviguba paskirtis, tai ir socialinės bendruomenės veiklos, ir kartu tos patalpos būtų pritaikytos ir naudojamos, atitiktų priedangų reikalavimus. Ir čia yra skirtingas kofinansavimas šitų projektų. Jeigu savivaldybė teikia paraišką, irgi galėtų teikti, bet 35% turėtų prisidėti savo lėšų. O bendruomenės atveju reikia 20% prisidėti mažiau ir tik 15% reikia. Tai čia, aš nežinau. Čia yra nonsensas. Ir reikia įvardinti, kad netenkama 400 000 pinigų. Gal bus kažkam kitam panaudota. Galbūt bet čia mes ne pinigų netenkam. Mes čia netenkam bendruomenių pasitikėjimo. Ir pasitikėjimo, ir mes nuskriaudžiam bendruomenės. O dabar, kolegos, aš tokia, atsimenat, mes prieš kokius 2 metus esame tokia siūlę mintį, kad paskirs pinigų sumą ir duoti bendruomenėm savo reikmėm. Mokėti komunalinę paslaugom, elektram, galbūt pasikeis duris langus, tada kolegos iš vienos partijos, nenoriu partijų vardžių, šiandieną nepritarė tam mūsų siūlymui. Kaip Jūs manote, ar nereiktų grįžti prie to ir va čia, artėjančiam biudžete paruošti tarybos sprendimą, numatyti tam tikrą pinigų sumą, sakykime, tai kokį pavyzdį, 100 000 eurų bendruomenėm ir jos gauna pagal tam tikrą schemą, gauna pinigus savo veiklai, tai galbūt galima būti elektrą, vandenį, komunalės, pasikeisti duris ar dalyvauti projekte, jeigu tu nori. Dabar tie smulkus projektėliai, jie savivaldybė kofinansuoja. Tai ar tas nebūtų man daryti? Ne, tai čia vienas dalykas, ką minėjo ir kas iš tiesų nėra labai gerai, kad tuose 3 sprendimuose šiandien, kurie buvo išmesti, kad buvo numatytas komunalinių paslaugų finansavimas, kad bendruomeniai nereikia, kad savivaldybė apmoka už komunalinės paslaugas. Tai aš jau komitete siūliau, tik niekam tai neįdomu. Bet iš esmės tai yra tas pats, kad tai būtų per fondą kažkokį. Jeigu bendruomenė daro veiklą, kaip čia šiuo atveju, kad patalpos yra pritaikomos ir gali būti naudojamos priedangai, tai yra vieša gerybė. Ir tada kažkokios lengvatos ir atsirastų ir būtų skatinama pagalvoti šiek tiek plačiau. Tai aš manau, kad mes turėtume ir galėtume artėjančiam biudžete naujų metų tokį variantą pasiūlyti, skirti tam tikrą pinigų sumą fondą ir iš jo kompensuoti, finansuoti bendruomenių išlaidas, tas komunalinės panašiai, kad būtų visiems lygų ir tvarkingai, nebūtų vieni gauna, kiti negauna. Bendruomenės pagal dydį tiesiog, pagal savo narių skaičių, pagal veiklą. Tai dar mes buvome padarę schemą iš 3 dalių. Buvo bendruomenės dydis, gyventojų skaičius ir veikla. Būtų tik dedamusius, gautų pinigų sumą. Buvo pinigų suma kaip ir stabili viena, kurią gautų visi, o visą kitą jau pagal tavo skaičių ir aktyvumą. Tai manau, kad mes tą galim pasiūlyti ir pasiūlysime artimiausiam posėdyje. Tai nežinau, tai šiandieną buvo tokia trumpa apžvalga, kaip mes čia gyvename, o gyvename tikrai keistas žodis įdomiai. Toksai, bet situacija yra tikrai neadekvati. Tikimės, kad kolegos atsipeikės ir kitam posėdyje, vis to bus kalėdos jau, bet kitą po turėsim posėdį neeilinį. Būtent tais klausimais, ką pasiūlė ir mūsų mažuma 10 daryti, tos klausimus spręsime kaip nors. Tai tikėtina, kad gal sugrįšim, gal užteks, kaip čia dabar, proto sumanumo ir supratimo, sveiko proto ir bus priimti tie sprendimai. Tai gerai, kolegos, tada ačiū už diskusiją šiandieną, tada kitą mėnesį po posėdžių bandysime prieš kalėdas vėl apžvelgti mūsų situaciją. Tai dėkui visiems.